Nu tai sveiki visi. Šiandieną eisiu 100 km tako aplink Vilnių 6 ir 7 atkarpas. Tai va, po praeitos atkarpos dar paėjom biškutį 6 atkarpos, nes buvo pakeliui. Tai dabar esam ne prie starto, o biškį toliau šiandien Lazdynuose. Tai va, startuojam šiandien ir 6 atkarpa baigėsi prie Akropolio Šeškinėje. O 7 atkarpa baigėsi jau prie Verkių parko rūmų. Netikėtai išlindo bokštas su dainų šventės vėliava. Paskaičiau, kad ta vėliava yra virš 500 kvadratinių metrų ploto. Čia iš vis daug kur yra tiesiog nepažymėti keliai, neparodo kur eit. Tai be navigacijos tai net nežinočiau kur eit. Dabar artėjom prie tokios atodangos, prie kurios pradėjau savo 6 rajonų žygį. Va šitą video galite pasižiūrėti. Nu va, šitą pati atodanga. Kitoje upės pusėje Vingio parkas iš karto. Nu jo, gerai, kad atsisinčiau žemėlapį, nes nieks nepažymėtų. Čia toksai nusileidimas. Gerai. Dar ir lyt pradėjo. Nice. Jokių ženklų nėra. Nu jo, panašu, kad visi kelią šiandien lis. Nu jo, čia galėtų būti ir ženklų biškį daugiau. Taip ir maniau, kad toks nusileidimas bus sudėtingas. Eina savo, šitą paliejo dabar baisiai slidu. O taip reikia čiuožti tiesiog. Nu ir keliukas. Labai šlapia slidu. Tai nelengva nusileisti. Ir jeigu nusiridensi, tai nusiridensi į upę. O tokia batų dabar po tokio nusileidimo. O toks nusileidimas.
Panašu, kad jau beveik baigėsi. Jau nebe taip sunku čia bus. Upė jau nebetoli. Dar va tokių vietų yra. Čia dabar toks labai ilgas bus ėjimas palei upę. Taip šių. O čia Vingio parkas, bet to kitoje pusėje. Labai slidus kelias visur, nes lyja. Ir dabar lyja. Taip nestipriai kol kas, bet gali ir stipriau padėti. Na va, žmonės vaikštinėja Vingio parke, pirmieji parko požymiai. Jo, kai buvo miške, tai stipriai visai lyjo. Kai leidomės dabar jau sumažėjo. O kai lyja. Čia gal reikia pasukti. Nėra jokių ženklų. O, ženklas. Jau gal kokius 2 kilometrus nebuvo jokių, nei vieno ženklo. Per miškus, per tokius baisius kelius. Be navigacijos tikrai pasimėstume. O navigacija tiesiog iš oficialaus šito žygio puslapio į Stravą atsisiuntė ir naudojasi. Žinokit, kad 6 atkarpoje ženklų nėra. Tai reikia atsisiųsti kažkoks plėžiukas. Čia dar toks upelis kažkoks įteka. Nu va, ženklai vis tik dabar yra. Tai tik 6 atkarpos pradžioj nėra jų. Po to atsiranda. Jų visai nemažai. Pakankamai. Dabar pagaliau nusukinėjom jau nuo upės. Jo. Panašu, kad čia jau nebebus skardžių. Jo, čia va viskas. Stovyklavietė. Vis tik reikia dar biškį pakilt. Gerai, kad čia turėklai yra, nes šiaip kelias labai slidus. Bet turėklų būtų nelengva nepaslyst ir nenučiuožti į apačią. Nu va ir viskas. Dar vienas kalnas. Nu va, išėjom iš miško. Dabar čia einam ir tenais va yra Karoliniškės. Ir dabar toj vėl nersim į mišką. Nu va, Narbuto gatvė. Ir mes einam čionais. Dabar eisim per Narbuto gatvės pėsčiųjų tiltą. Ir po to tenais toliau į mišką. Jau artėjom prie Šeškinės. Pradėta stipriai lyt. Ir vėjas labai stiprus. Pakilo labai vėjas ir pradėjo lyt. Tai oras toksai
Bet aš eisiu bet kokiu oru, nes aš turiu įveikti šitą kelią. Nu va, pasikeitėm kostiumus ir dabar reikia eiti taip, nes labai lyja ir be mikrofono reikia filmuoti dabar, nes bijau, kad sugės po to. Nu va, baigėsi lietus, aišku, tai dabar reikės vėl traukti mikrofoną ir striukę dėti. Ir akinius traukti nuo saulės, žodžiu. Miške tai nuo medžių viskas varva, tai vis tiek ta striuka tokia naudinga čionais. Bet to pamiršau pasakyti, dėl ko aš einu iškart 2 atkarpas. Dėl to, kad abi atkarpos yra po 8 km. Tai viena atkarpa čia yra labai nedaug. Dėl to einam iškart 2 atkarpas. Gauna 16 km. Tai jau visai nieko. Vėl slidu, vėl kalnas. Kažkoks prudelis, takelis prie prudelio. Vėl akinių nėra. Reikės eiti iš kuprinės pasiimti. Šeškinės parkas. O ten Akropolis. Nu va, jau perinam gatvę ir tiesiai iki Akropolio. Ir ten turėtų baigtis 6 atkarpa. Ir prasidėti 7. Nacionalinis stadionas. Nu va, nusukam nuo tos gatvės, dabar einam. Ir turėtų būti kažkur netoli tas 6 atkarpos pabaigos ženklas. Tik nesimato jo dar. Na, bet turbūt nepraėjom dar. Tikiuosi. Nu va, radom. Tai va, praėjom 6 atkarpą. Ir dabar eisim 7 atkarpą. 7 atkarpa yra 8 km ilgio. Irgi 8 kaip ir ta. Tokia laisvalaikio atkarpa. Taškas lengva labai. Tai va, 1,5 valandos ėjimo. Tai pradedam. Šeškiuko ežeriukas vadinasi. Ne koks Šeškinės ežeras, o Šeškiuko ežeriukas. O čia jau yra Fabijoniškės. Buvom sustoję ant suoliuko pavalgyti, kavos pagerti ir tęsim žygį. Mes dabar tokį lanką padarėm. Dabar vėl realiai grįžom prie to
Šeškiuko ežeriuko. Tema po dešiniais turėtų būti. Baltupiai. Jomanto miško parkas. Jeruzalė. Liko visai nebedaug jau. Ir jau turim 14 km. Tai va, liko visai nebedaug. Dar čia per Jeruzalę prasieit. Tokį lankelį. Ir po to dar per Jeruzalės parką. Ir viskas, tenais nebedaug visai liks tada. Ženklų kurį laiką vėl nebuvo. Tai vėl be navigacijos būtume pasiklydę. Bet atsirado vėl. Tai va, tai būna tokių atkarpų, kai tiesiog kažkas būna nulipinės turbūt. Arba nuplėšęs. Nežinau, kodėl jų nėra. Jeruzalės parkas. Čia taip naujai padarytas. Aplink tokį ežerą. Ir čia yra pasivaikščiojimas dabar. Tai šiaip takas mūsų yra tenais toliau. Bet mes einam biškį ilgesnių kelių per šitą parką. Kad praeit gražesnės vietas. Per va tokį metalinį kelią. Va, praėjom parką. Fainas toks parkas visai. Ir dabar pasiekėm jau Jeruzalės žiedą. Čia kur yra sraigtasparniai nutūpt vieta. Nu jau visai prie pat tikslo. Porą šimtų metrų liko iki finišo. Viskas, įveikėm 7 atkarpą. Va, čia 8 atkarpa. Ir jinai bus 19,2 km. Tai va, pati ilgiausia atkarpa iš visų atkarpų. Jinai prasidės čionais, o baigsis kitoje gatvės pusėje. Nes darys tokį lanką. Tai va, per šiandien praėjom 2 atkarpas, praėjom apie 17 km. Tai va, tai ačiū visiems, kas žiūrėjo šitą video. Tikiuosi jums patiko ir susitiksim, kai eisim 8 atkarpą.